Sveiki gyvi. Šį vakarą aš, Mykolas Truncė ir Asta Montvydienė iš Emocinės pagalbos ir konsultacijų centro kalbinsim Artūrą Bakanovą, kuris praėjęs yra 9 pragaro ratus, dabar dirbo hipnoterapeutų, mediatorium, pristatys savo patirtį ir pasakys, kaip gali padėti visiems, kurie kažkur nori eiti. Prašom, Artūrai, gal giliau, plačiau truputį prisistatykite. Gerai, sveiki visi mėlėjai. Kaip jau Mykolas pristatė, aš esu Artūras. Ir iš tikrųjų dabar atsakingai galiu pasakyti, kad esu jau praėjęs tos 9 pragaro ratus, kuriuos galbūt kažkurie iš jūsų dabar einat dar ir esat tose vietose, kur atrodo, kad nebėra išeities. O kodėl aš čia sau leidžiu taip apie save kalbėti? Todėl, kad jūs prieš save matot jau dabar buvusi narkomaną, alkoholiką, buvusi verslininką, 2 kartus sėkmingai subankrutavusi, atstačiusi savo veiklas ir radusi išeiti, kaip iš to išeiti, iš tų verslų. Jūs matot nuostabų 2 nuostabių dukrų tėvą, kurios jau praktiškai suaugusios, jau iki pilnametystės liko ten metai 2. Žmogus sėkmingai išgyvenusis santuokoje, 18 metų, bendram kontekste 20 metų ryšyje ir po to, kaip aš labai mėgstu sakyti, laimingai išsiskyrusi. Iš tikrųjų, ir laimingai ne tik man, o laimingai abiem išsiskyrusi ir atradusi būdus, kaip išeiti iš to, nesiplėšant, nesidraskant, nesiardant, o ramiai, su ramybė. Su ramiais dalykais. Ačiū, Artūrai, įspūdingas. Dar galiu dadėti truputėlį vyšnę ant torto, jeigu dar kažkam tai trūksta argumentų. Paskutinė vyšnė ant torto. Tai buvo praeityje, aš esu žmogus, patyręs mirtiną diagnozę ir man buvo pasakyti, kiek man liko gyvent. Ir kad man reikia lyginti šlipsą. Ta mirtina diagnozė buvo galvos smegenų vėžys. Net ir iš tokių situacijų galėjo įmanoma kažkaip išsikapanot ir išeiti. Netgi kai jums pasako, kiek jums liko gyventi. Tai apie mane tiek, nežinau. Ačiū, o tai kiek jau aplenkėt tas prognozes? Jau kokius turbūt 5 kartų tai tikrai. Jo. Mažų mažiausiai. Manau, kad viskas bus tvarkoj. Gerai, ačiū Jums labai. Gal tada trumpai, Jūs labai vaizdžiai įvardijote 9 pragaro ratai. Gal galėtumėte trumpai tą, tokią šiek tiek chronologiškai, kaip Jums sekėsi tuos ratus eiti, kaip ar buvo kažkokiu atkryčiu, kas Jums padėjo atsistoti ant kojų. Tų situacijų, kaip aš išvardinau, buvo pačių įvairiausių iš tikrųjų, kaip girdėjau, čia tokie baziniai dalykai. Jų tarpe buvo visokių kitokių daugiau dalykų, kadangi aš augęs dar esu, paauglystė mano praėjo 90-ųjų pabaigoje, spalvingų 2000-ųjų pradžioje, tai ten irgi visko buvo. Kol turėdamas tuomet gyvendamas santuoką ir turėdamas nuostabią moterį šalia, kad jinai man padėjo visų pirma, jinai man įteikė vieną knygą tokią iškilmingai, sakė, tu čia paskaityk, prieš daug metų atgal jau dabar. Aš labai tam spėjausi visam tam, laužiausi, sakiau, kai pradėjau skaityti ją, labai pykau, kokių čia nesąmonių prirašyta ir ką tu čia man darai, bet, įsitempęs taip kantriai perskaičiau aš ją. Tik paskui supratau, kas ten buvo parašyta jau po gerokai ilgesnio laiko iš tikrųjų. Tai padėjo visų pirma, tai buvo toks spyris į užpakalį truputėlį pajudėti ir pasižiūrėti, kad tas pasaulis nėra toks plokščias, kaip tiem vyram kartais atrodo. O visos patirtis viskas sekė iš eilės. Tuomet dar būdamas jaunas perspektyvus jaunuolis pajutau, kad
kad yra kažkas ne taip ten su tais alkoholiais, su tais narkotikais, kad čia per daug lydi mane mano gyvenime. Nu, tada pradėjau ieškoti įvairiausių kelių, įvairiausių būdų, pradedant nuo psichologų konsultacijų ir baigiant užkalbėtų bobučių vandeniu, kaip aš sakau. Išbandžiau viską. Kol atradau visgi savo kelią ir savo matymą, kaip iš viso to išeiti. Tai kaip ir linkiu visiems kitiem, vyram šiuo atveju ir moterim, kurios jeigu klausys mūsų čia visų kartu, tai ieškoti savo kelių. Visos technikos yra geros. Visi susibūrimai, visi klubai, visi yra geri, viskas yra gerai, viskas veikia iš tikrųjų. Bet tai suveikia jums, kuomet jūs atrandat savo kelią, savo matymą, kaip tai padaryti, apibendrinę visą tai ir turėdami tos patirtis su visu to. O išeiti iš alkoholio, iš narkotikų, man visų pirma, dar tame lygmenyje sąmonės padėjo labai stipriai suvokimas apie tą antropologijos sąvoką, kurią aš ir dabar vadovaujuosi savo gyvenime ir aš save skaitau tokiu žmogumi antropologu, kuris siekia sujungti 3 žmogaus būties arba sąmonės lygmenis. Tai yra visų pirma ta fizinė, antra yra psichosocialinė ir trečia jau truputesnį gilesnius sluoksnius. Tai jau galim pakalbėti ten ir apie dvasinius dalykus. Ir jeigu nėra bent viename iš tų 3 sluoksnių harmonijos bendrai, to žmogų nebus. Ir jisai kas kart vis atsidurs tam pirmam pragaro rate, kur viską turės pradėti nuo pradžių. Bet maždaug taip, rašydamas aš atradau tą rašymą, labai paskui išsidirbau technikas pats savo. Susitvarkiau su alkoholiu, aš pajutau, kad su tais narkotikais, aš supratau, kad jų man tiesiog nebereikia. Iš manęs niekas nieko neatėmė. Aš nieko savo neuždraudžiau. Bet aš pajutau, kad man to nebereikia. Tiesiog dingo poreikis tam. O tai yra tai, ką aš vadinu tikras žmogaus sąmonės išlaisvėjimas iš tų kažkokių destruktyvių dalykų, kurie galbūt lydi žmonės. Pačios tos technikos, jos tokios atidirbtos per ilgą laiką iš tikrųjų. Ir dabar šiandien dienai aš jau bendraudamas su žmonėmis ir padėdamas jam kaip mediatorius, hipnoterapeutas, aš vadovaujuosi tuo pačiu iš tikrųjų, kad rasti balansą tarp 3 tų žmogaus būties segmento, iš kurių esu sudarytas. Vėliau sekė verslai, 2009 metų krizės bankrotai. Vėliau dar tų verslų atkūrimas ir net ne nuo nulio, o nuo didelio minuso. Dar paverslavau truputėlį, kol supratau, kad reikia iš tenai kapstytis ir eit lauk, nes ten ne mano. Nes nuolat mane persekiojo tas vidinis jausmas, kad kažkur aš ne visai savo vietoj truputėlį. Kad kažkas aš ne ten vis tiek. Pavyko išeiti iš tų verslų, tuomet parduot, atkurtus tos verslus. Vėlgi nebuvo pats lengviausias dalykas, nes, kaip aš sakau, labai paskui kamuoja tokios... Verslas, kaip žinom, iš tikrųjų yra toks nuolatinės įtampos būvis, aš pavadinčiau jį taip, nes kada darai verslą, tai norim mes to ar nenorim, nedaug yra tokių, kur verslą daro iš labai didelės ramybės, su harmonija, kažkokia ten nuolatinis stresas, nuolatinis. Tai išėjus iš tų verslų, ten buvo įdomus irgi tokie momentai, kuomet pajutau, kad man kyla stresas. Aš užsidaviau klausimą, o kas dabar yra, Artūrai, kur problema, ko trūksta dabar. Tai aš supratau vieną tokį labai svarbų dalyką, kad mane ėmė persekioti stresas, kad nėra streso. Taip aš vaizdingai pasakysiu. Kuomet atsiduri toje ramybės būsenai, kuomet stresas dingsta, ten atsiranda toks delyras, aš pavadinčiau jį taip. Arba kas nežino šito žodžio, tokio pagirios truputėlį. Ir tai pagiriotis ir supranti, kad tu gyveni ramybėj. Ir tada apima toks irgi stresiukas truputėlį, kad nėra streso. Man teko išmokti gyventi su nauja savo asmenybė. Ir atkurti tas dalykas visiškai per naują, ką žmonės dažnai pamiršta iš tikrųjų.
atrodo mes jeigu pakeičiam kažką savo gyvenime, kad tuom viskas ir baigėsi. Kad aš čia gyvensiu dabar ilgai ir laimingai. Tą pokyčio procesą, kokia krizinė situacija bebūtų, aš matyčiau iš 3 perspektyvų arba iš 3 prizmių. Tai yra pirmas dalykas - kažkaip nustoti būti tame. Čia taip apibendrintai labai, kad reikia kažkaip nustoti būti tame, kas tai bebūtų, kokia tai bebūtų būsena. Antras - kažką su tuo daryti. Aha. Arba kitaip kažkaip aš mėgstu pasakyti, yra pasidaryti tokią didžiulę inventorizaciją, o kurgi aš visgi čia buvau, arba kur aš vis dar esu. O, kai pasidarom tą didelę inventorizaciją ir suvokiam, kur mes čia esam ir kokiais čia dėsniais vadovaujančiais visatoje aš čia gyvenu, visatoje, savo visatoje, aš sakau, tai mikrovisatoje. Ir trečias dalykas yra išmokti gyventi naują gyvenimą, arba išmokti gyventi su nauju žmogum, kurio tu niekada nepažinojai prieš tai. Tas liečia ir problemas alkoholyje, ir problemas šeimoje, ir problemas versle, ir bet kokias kitas psichosocialinės problemas žmonių gyvenime. Jeigu moteris jos tokios empatiškesnės, jos kažkaip geriau moka visą tą išgvildent savį. Vyrams kai kuriais atvejais per tą jų stiprybę daug sunkiau tai padaryti iš tikrųjų, ir jisai pastringa kažkokiai vienoj, arba fiziniai plotmėj, tada susikoncentruojam labai į uždirbimą, pinigų, į karjerą, į dar kažką, bet lieka atviras dar 2 kitos temos ir dar 2 kitos žaizdos, kurios mes mėgstam vyrai klijuot pleistriukais. Tas pūliuojančias vietas užsiklijuojam pleistriukais ir gyvenam savo sėkmingai, kol paskui vėliau ar anksčiau jos duoda apie save žinot. Tai vat linkiu visiems, kad nereiktų daryti labai stiprių operacijų, o neklijuotų pleistriukų, ir jeigu yra dalykai, kurias galima pataisyti, tai pataisykim iš karto, rinkimės jų dabar daryti. Nėra ko laukti, nieko nesulauksim, nes duos apie save pūliuojančios žaizdos, jos duos apie save žinot. O šitoje vietoje aš kviečiu visus iš tikrųjų vadovautis tokiais 3 dalykais. Visų pirma, yra pasidaryti inventorizaciją, pasidaryti taip, kaip ir aš pats pasidariau, taip, kaip ir aš dabar rekomenduoju žmonėm, tai rašyti. Pasimti tušinuką, sąsiuvinuką ir tiesiog pradėti rašyti, o kasgi čia vyksta aplink mane. Apie rašymą aš galbūt šiandien labai plačiai nesiplėsiu, aš iš tikrųjų išstudijavęs pakankamai giliai ir kaip tai veikia mūsų emocinį lygmenį ir psichinį tiek ir kaip tai smegenyse veikia, aš galbūt tai nesivelsiu šiandien į gilias diskusijas, bet žinokit tik tai, kad tai be galo kolosaliai stipriai veikia, iš tikrųjų, ypač jeigu mes tai apjungiam dar su taikomosios psichologijos elementais, su tam tikrais neurolingvistinio programavimo schemomis, tai gali suveikti ir pakeisti jūsų gyvenimus. Tai va, rašymas yra numeris 1. Ką aš parekomenduočiau antrą? Tai aš parekomenduočiau kalbėjimas. Darykit, ką norit. Eikit su draugais, kalbėkit apie visą tai, kas su jumis vyksta. Eikit pas psichologus. Galų gale, eikit į mišką ir vienas pats garsiai kalbėkit. Įvardinkit tai pats savo, garsiai, verbaliai. Nustokim sukti tai, kas pas mus sukasi galvoj nuolat. Ir kas ten vyksta, o tiesiog pradėkim kalbėti. Raskim tą pašnekovą arba tą partnerį, su kuriuo mes galim pasidalinti. Ir kuris būtų idealu, jeigu sugebėtų nešališkai ir iš šono pasižiūrėti į jūs ir pasakyti, kaip jis mato visą tą situaciją. Jeigu toks personažas jūsų gyvenime atsiras, tai jau bus didžiulė jūsų sėkmė. Ir trečias dalykas, ką dar pakviesčiau daryti, bet kokioj situacijai, kas bebūtų, tai yra tikėjimas. Bet čia aš noriu šiek tiek paaiškinti, ir kad tas tikėjimas neturi nieko bendro su religija. Tikėjimas apskritai yra labai nuostabus lietuviškas žodis, sudarytas iš 2 mažų žodelių. Tik ėjimas. Tik ėjimas. Atraskit tą savo tikėjimą ir tos būdus eiti. Aš parūkęs 20 metų, aš šitą atradau dalyką, iš tikrųjų, kai aš supratau, kad reikia mest rūkyti, kiek čia galima, man dabar 44, aš ten 30 metų turbūt, šiek tiek daugiau man buvo nei 30, kai aš mečiau rūkyti, aš supratau, kad reikia stabdyti ir viskas, aš pradėjau tik eit, atsikėliau, pakėliau savo sėdimąją nuo fotelio, apsirengiau treniginės kelnes, aš atsimenu puikiai tą kelią, kurį aš ten ėjau,
tada ir bėgt pradėjau truputį, ir pradėjau sportuoti ir lakstyti, ir pradėjau bėgt, kas vakarą nuosekliai, sistemingai pradėjau bėgt. O tas rūkymas jisai kažkur tai dingo man iš mano gyvenimo pats, vėlgi. Nereikėjo nieko iš savęs atiminėti. Tai vat, mėlyje vyrai ir mielosios moteris, neatiminėkit nieko iš savęs, atraskit būdų, kaip padaryti taip, kad jums to tiesiog nebereiktų, kad dingtų to poreikis. O tas tikėjimas, jis viena svarbiausių dedamųjų turbūt. Jeigu atskiriam dar jį nuo religinių dalykų, tam, kam to reikia, tai viskas ten nuostabiai tada pradeda veikti. Tik ėjimas. Ačiū. Tokie Ačiū labai. baziniai dalykai, sakykime, kaip visą tai galėtų atrodyti ir kaip visą tai darosi. Na, aš dar norėčiau pasiteirauti, kas buvo, kokia jūsų asmenybės savybė padėjo jums išeiti tuos 9 pragaro ratus ir ateiti į vidinę ramybę. Kas man pačiam padėjo, iš tikrųjų, kas man susiformavo jau turbūt gerokai ankstyvesniuose laikuose, tai tas žinojimas, kad išeitis toks yra iš bet kokios gyvenimiškos situacijos, kokia jinai bebūtų, klampi. Aš dabar sunkiai pamenu, bet atsimenu, kai buvau dar vaikas, žiūrėdavom Labanakt vaikučiai tokią būdavo laidelę, kur rodydavo multfilmus, senus animacinius filmus. Man tam, aš nepamenu scenarijaus gerai ir turiu dar kažkur tai išsisaugęs tą animacinį filmą, kaip kačiuką ten uždaro kažkur ten stogo, ir pabaigoje tos kačiukas išsigelbė. Ir moralas viso to filmuko yra toks, kad iš bet kokios padėties yra išeitis. Yra išeitis, kada tu darai. Jis tam bandė ir per ventiliaciją, ir per kaminą, ir per anteną, bet jam ten gale kažkaip tai atėjo ir atidarė tas duris ir išgelbėjo tą kačiuką. Iš bet kokios situacijos yra išeitis. O šitas žinojimas arba šitas tikėjimas yra fundamentalus, bazinis, kurį aš ir pats savo žmonėms ir savo klientam bandau dabar įskiepyti pirmojo susitikimo metu. Kad jeigu šito nebus, nei aš, nei Petras, nei Antanas, nei Pranas, nei Marytė jums nepadės. Nepadės jums niekas, jeigu nėra tikėjimo, iš kurio paskui išeina tik ėjimas, kuris priverčia eiti ir daryti kažką. Šita savybė turbūt vidinio labiausiai turbūt padėjo. Tikėjimas ir žinojimas, kad yra situacija iš bet kokios, išeitis iš bet kokios situacijos. Ačiū labai, Rasta. Turi ką paklausti? Labai gražiai Artūras čia papasakoja. Tai yra tokia patarlė, už vieną muštą du nemuštus duoda, ne? Tai tas, kuris išgyveno savo kailiukų visą tą 9 pragaro ratus, jisai tikrai gali padėti suprasti kitą ir geriausiai padėti kitiems žmonėms, kurie nori išeiti į tą vidinės ramybės būseną. Tai gal, Artūrai, galit papasakoti, kaip jūs padedate kitiems žmonėms? Jo, galiu pasidalinti iš tikrųjų. Visų pirma, tai yra mano kasdienė duona, dabar jau tapusi. Ir tame aš matau didžiulę prasmę ir esmę savo gyvenimo. Man tai padeda įsiprasminti save ir palikti po savęs, aš žinau, kad savo tais gražiais šviesiais darbais, padėdamas bent vienam žmogui, aš paliksiu po savęs šviesų pėdsaką kažkokį šitoje žemėje. Kai padedam bent vienam, tie šviesus pėdsakai, jie labai labai paskui patį įkvepia ir važiuojam tuomet pirmyn. O kaip aš padedu, tai mes paprastai susitariam su žmogum, susitinkam pradžioj tokiam pirminiam pokalbį, pirminiam susitikimą, aš jį vadinu, per tą pirminį susitikimą mes kaip tik paanalizuojam tas 3 to žmogaus jau tada būsenas, kuriuose vietose jis ten yra, aš pabandau išsiaiškinti, kurioje vietoje jis yra savo fiziniam gyvenime, kurioje vietoje jis yra savo psichoemociniai dalyje ir kuris ten yra tai dvasiniai savo dalyje, tam tikėjime. Ir tuomet žiūrim iš tikrųjų,
kurioje vietoje yra žmogus pastrigęs. Jeigu jis yra pastrigęs, tarkim, antroji psichoemocinėje vietoje, tai žiūrim tas priežasčių ieškom, kodėl. Nu, bet labai dažnu atveju būna iš tikrųjų, kad yra buvę ir daug tokių susitikimų, kuomet mes pasako, pasišnekam, mes ten pusvalanduką, sakau, žiūrėk, dabar padarom paprastai, grįžk namo ir pradėkim viską nuo pradžių. Nueik pas save prie miegamojo lovos, susirink išmėtytas kojines, pasiklok lovą, išsiplauk indus, pasidaryk bazinius fundamentalius fizinius dalykus, nu, tada mes galėsim žygiuoti tavo būsenas vidinės. Nu, tada būna daug visokių, tai žinai, kad aš nieko nenoriu, aš nieko negaliu, neturiu jokios motivacijos. O aš sakau, čia yra must do dalykai. Visų pirma, kuriuos tu turi padaryti, kad gyvenimas pradėtų keistis. Ir yra buvę, kad žmogus tą pačią dieną mes išsiskiriam, sakau, vat susitvarkysi, grįžk, jis man skambina po valandos, sako, tai pasidariau, nieks čia man geriau nepasidarė, tai sakau, gerai, dabar atvažiuoju. Jis atvažiuoja, tada mes pratęsiam tą susitikimą, tą pokalbį. Atvažiuoja, sako, žinok, sako, kažkaip pabuvau, nu kažkaip geriau truputį net pasidarė. O, atsakau, dabar galim važiuoti tolyn. Na, važiuojam tolyn, tada jau tos taikomosios psichologijos epizodus ir momentus pasižiūrim ten, pradedant nuo dabar, kas čia dabar vyksta ir tada žygiuojant truputį į praeitį, kas ten buvo, kaip ten veikia tie dėsniai mūsų ten praeities visi ten šleifai, kaip jie mūsų įtakoja. Nu, tada pritaikom vieną kitą techniką, pasižiūrim, jeigu reikia, šiek tiek hipnozės ir įtaigos tam padarom, kad žmogus įgytų tos motyvacijos daugiau. Na, ir tuomet jau važiuojam tęstiniu darbu. Tęstiniu darbu, tuomet imam tušinuką į rankas, turim aibę susitikimų, žmogus turi aiškę schemą, kaip tai darėsi, ką ten daryti, tą rašant, jisai puikiai žino, mes susitikinėjom ir jau tuomet jau žiūrim ne tik kasdienės jo peripetijas, kas ten pasivyksta kasdien, bet jau žiūrim, tada ta analizė truputį ir gilesnė būna. Ir kuomet žmogus išanalizuoja, tai jisai pasidaro labai didelę savo vidinę inventorizaciją. O tuomet ateina tas trečias etapas, kurį aš sakau labai galo svarbus, socializuotis, aš tai vadinu, taip moksliškai sakyti. Bet tas socializuotis čia galbūt nereiktų taip į mokslinius tas terminus nukreipti, o socializuotis tai reiškia išmokti gyventi su nauju aš. Su nauju tuo aš, iš tikrųjų, jeigu aš ten, tarkim, nustojau vartoti alkoholį, tai kas su manim atsitinka? Nu, okei, aš ten dar inventorizaciją pasidariau, aš supratau, dėl ko aš tai vartojau ir dėl ko ten, kur ten tos šaknis visos buvo. O čia kur yra bėda? Čia yra tik 85, taip grubiai tariant, procentų sėkmės. Vis tiek tas 15% jisai išlieka. O tas 15% yra tai, kad aš vis dar nemoku, pasidaręs tą inventorizaciją, aš vis dar nemoku gyventi su to man visiškai nepažįstamu žmogum, kuris atėjo naujas. Na, įsivaizduokit, dabar jūsų butą ateitų naujas žmogus, atsisėstų šalia jūsų ant kėdės ir sakytų jam, klausyk, ką tu čia veikia, čia tavęs nepažįstu visai, nu, tai kažkaip tai gal tu pasislinkdiškai iš visų duris tenai, ne? Vat kas atsitinka žmonėm, kuomet jie grįžta į pradžią viso to rato, na, labai dažnai atveju paskutiniame etape, kai atrodo viskas gerai, jau susitvarkiau gyvenimą, bet nu, vis tiek kažkaip grįžau, kažkaip paslydau, nu, tai žiūrim, kurioje vietoje vyko klaida. Arba aš nesustojau iki galo, arba aš neturiu inventorizacijos aiškios, arba aš nemoku gyventi su tuo žmogum, kuris ką tik atsirado mano gyvenime ir kurio aš visiškai nepažįstu. Tai tuomet tam trečiame etape jau įtraukiau ir socialinės veiklas įvairiausias. Turime tam tokį blaivaus proto ir šviesios sąmonės žmonių klubą patys savo susitūrę, tokie pavažinėjomės ten ir renginius įvairiausius, visokių veiklų bendrų pasidarom, užsiėmimų. Yra dabar jau aibė galimybė iš tikrųjų, kaip praleisti laiką kitaip ir susipažinti su savim plačiau. Tai nėra tai, kaip buvo prieš ko net 20 mečius, kada aš pradėjau visą šitą kelią ir paieškas. Taip, kad mėly vyrai ir moteris tikrai yra aibė galimybių, tik ėjimas, tik eiti. Tik tais eiti ir eiti. Tada taip pusiau juokais, bet ir rimtai, iš tikrųjų, aš papasakosiu dar vieną tokį savo mėgstamą pratimą. Tokį, kuomet jau žmogus jaučiasi pastrigęs, sako, nu, žinai, viskas susitvarkė man labai gerai, bet, nėra man ten finansinė kažkokia plotmė nesusitvarkė. Aš tada ką padarau, labai mėgstu, paprašau, kad jis atsistotų, paimu ten 10 arba 5 eurų kupiūrą,
padedu jam ant kėdės, paprašau žmogaus atsisėsti, mes dar pasišnekam su juo truputėlį ir sakau, dabar pasimk tos pinigus, kurie guli tenai, ant kurių tu atsisėdai. Nu, ir jisai ten pasimaisto, tai kaip čia pasimti, ką čia padaryti. Nu, jisai tiesiog kažkaip tai pasisuka, pasiima ir atsistoja, pasiima. Nu, sakau, turi, pinigų yra? Sako, jo, yra, viskas gerai. Tikrai pinigai? Nu, tikrai, sako. Gerai, sakau, bet dabar man sakyk į vieną esminį klausimą. O ką tau reikėjo padaryti, kad pas tave rankose atsidurtų tie pinigai? Tai vat, čia išvada kiekvieną savo palikim pasidaryti, ką jam reikėjo padaryti, kad pas jį rankose atsidurtų tai, ką jisai nori. Jam greičiausiai reikėjo pajudinti savo sėdimą ir tiesiog pakelti ją nuo fotelio ir pradėti eit, judėt. Taip maždaug viskas manau. Ir taip aš padedu tiem žmonėm. Na, esminis tas įrankis, na, aišku, labai galingas yra hipnoterapija. Be galo galingas iš tikrųjų dalykas, jeigu mes tai žinom, ką ten darom ir žinom, kaip tai veikia. Tos hipnoterapijos, jos irgi, tai nėra vien tik tais hipnozė, kurią mes čia taip mistifikuotai galim įsivaizduoti. Hipnoterapija yra tokia, aš matyčiau, apskritai atskira kryptis ir atskira terapijos rūšis. Kaip ir bet kokia terapija susidedanti iš daugybės elementų ir iš daugybės technikų iš tikrųjų. Hipnoterapija nėra vien tik tais hipnozė. Netgi jeigu žiūrėsim į tai, kad tai yra vien tik tais hipnozė, tai mes, kaip sakyt, labai susisiaurinsim, bet ir tai hipnozės jų yra keletas šimtų skirtingų technikų, sakykime. Ir kiekvienam žmogui jinai visiškai unikali turi būti ir mes tam turim atrasti, kurią tam žmogui pritaikyti iš tikrųjų tą techniką. Kad negautus taip, kad kaip dabar čia rinkoje labai populiaru, toje rinkoje viešoje erdvėje, kad hipnozė ir regresija yra sutapatinamos labai tos sąvokos. Taip, regresija arba regresologija tai yra viena iš hipnoterapijos formų. Hipnoterapijos, hipnozės technikos. O man hipnoterapija prasideda tuomet, kada aš pirmą kartą susitinku su žmogum, paspaudžiu jam ranką ir pamatau jo akis. Na, mums tada prasideda kažkur tarp durų, galbūt kažkur tai laiptinėje, ar kažkur tai gatvėje, ar kažkur tai renginiai kažkokiam, bet tada prasideda hipnoterapija, kuomet tu pradedi būti su tuo žmogum, kuomet jis su tave kreipiasi, kai jis tau pradeda pasakoti, o tada prasideda hipnoterapija, paskui jeigu reikia pritaikom tą hipnozę. Tai čia tiek iš profesinės veiklos. Ir ta pati mediacija irgi. Jeigu nežinau, galbūt kiek čia tų žiūrovų žino, kas tai yra, apskritai mediacija tai yra taikinamasis procesas, teisiškai pavadinkim, kuomet be teismo padeda dviem šalim susitarti. Yra ir toks dalykas, viskas faina, kuomet ten žmonės skiriasi, kuomet ten verslai ar kaimynai nesutarė dėl krentančių lapų, padedam jiems susitarti be teismo mediacijos keliu. Bet man prasmingiausia mediacijos forma yra, kuomet žmogui reikia susitarti su savimi. Ir išspręsti tą vidinį konfliktą, dėl ko pas jį tas gyvenimas iš tikrųjų neina. O čia yra pati prasmingiausia mediacijos forma iš tikrųjų. Šiandien dieną jau čia ne taip per seniausiai, bet jau šiandien dieną aš esu oficialus mediatorius įrašytas į Lietuvos mediatorių sąrašą. Išsilaikęs Teisingumo ministerijai visus ten reikiamus egzaminas ir gavęs visas licenzijas ir visus kitus dalykus reikalingus. Bet vis tiek aš nukreipiu, tai praplečiu tą sąvoką visą laiką, kad ta mediacija, žiūrėkit, tai nėra vien tik tai susitart tarpusavį su kažkuo. Visų pirma, tai yra susitart su savimi. Išsiaiškinti, ko. Atsakyti 3 klausimus. Pirmas, ko aš noriu? Ko aš kankinu, žmonės tada pradeda. Aš noriu būti laimingas, noriu, kad man sektųsi, tai mes tada gryninamės po truputį. O kas tai yra? Noriu būti laimingas, kas tai yra? Noriu būti laimingas, tai reiškia, kad tu nori turėti darbą, ar nori turėti, nežinau, nusipirkti naują automobilį, ne? Tai žmogus pradeda, tai va, kažkaip tai, kol išsigryninam, kas tas yra. Kol atsakome pirmą klausimą, ko konkrečiai aš noriu. Antras klausimas, koks mano planas? Ką aš turiu padaryti, kad gaučiau to, ką aš noriu. Tuomet išsigryninam labai konkrečiai ir apčiuopiamai ir pamatuojamai tą antrą dalį. Ir trečia dalis, bene svarbiausia, yra kada.
kada aš padarysiu tai, koks yra mano planas. Ir va čia grįžtam vėl prie to tikėjimo. Ir tada atsiranda tik ėjimas. Tikėjimas ir darimas. Ir tiek mediacijai, tiek hipnoterapijai mano rolė yra padėti žmogui praeiti visus tas etapus, einant su juo kartu ir jaučiant, kas ten pasivyksta. Užtrunka procesas. Visai kartais per keletą savaičių pavyksta išspręsti kai kurios dalykus. Nu, kartais užtenka ir, kaip aš mėgstu pasakyti, turi prasisukti tam tikras gamtos ciklas. Praeit metai, kad žmogui susisuktų viskas jo visatai ir kad ta saulė vėl grįžtų į pavasario saulėgrįžą. Tai ar ten rudens lygiadienį, kuriame jis pradėjo visą tai daryti. Turim adaptuotis prie gamtos truputėlį irgi. Tai va, taip aš ir dirbu, taip aš ir padedu žmonėm, matau tame didelę prasmę. Aha. Gerai, ačiū. Labai gražiai, vaizdingai papasakojat su humoro jausmu, tai reiškiasi juokas, jeigu žmogus gali juoktis, tai reiškiasi sveikumo požymis. Asta, ar turit kokį klausimą? Aš tai gal iš tikrųjų norėčiau paklausyti, kai pradedat eiti į blaivybę ir šalia yra mylimas žmogus ar ne, kaip jisai priima? Nes tai su jumis gyveno, tarkim, kažkiek laiko būtent su vartojančiu, ar ne? Ir dabar jūsų gyvenimo posūkis didelis, o kaip tas šalia žmogus priima? Labai įdomiai, žinokit, iš tikrųjų, mano atveju buvo labai įdomi ir šiandien bendraujant su priklausomais žmonėm ir padedant jiem, viena iš esminių dalykų yra pasikviesti ir artimai, kad ir kaip mums gerai besisektų su to pagrindiniu ir su juo pasišnekėti. Nes šalia priklausomybės yra dar dvi priklausomybės rūšis. Tai yra kopriklausomybė ir dar yra vienas toks dalykas - kontrpriklausomybė. Dabar dar mažai populiari, bet jeigu kam įdomu bus, paguglinsit, surasit ten aprašą, kas tai yra. Na, tas antras žmogus su juo buvo labai įdomi. Ir iš tikrųjų mano tuometinė žmona, jinai labai gerai atvėrė akis, iš tikrųjų, nes po ilgų 10 valandų pokalbio pradėjom šnekėtis, nes tuomet, kai viskas įvyko ir kai aš išėjau į blaivybę visišką, prasidėjo kivirčiai, konfliktai. Aš sakau, klausyk, žiūrėk, kaip čia yra, kur mes čia atsidūrėm dabar? Aš jaučiuos gerai, tu gavai viską tai, dėl ko tu man lesiai ten eilę metų, ne? Kur čia konfliktas? Jinai man pasakė aukso vertės žodžius. Jinai man pasakė tai, ką aš jau buvau įvardinęs. Klausyk, suprask mane, vedženijus, tekėjau, tai aš ne už tokio žmogaus. Tu įsivaizduoji, kaip man dabar sunku gyventi su tokiu. Vat pradedant nuo to, atsirado ten vėliau ta kopriklausomybės ir kontrpriklausomybės sąvoka. Jeigu ta kopriklausomybė yra priklausomybė nuo priklausomo žmogaus elgsenos ir jo, tai kontrpriklausomybė yra artumo baimė, arba atsiranda tas atstumimo truputėlį jausmas. Va čia jau šitose vietose įprastai įjungiu tos ir artimuosius. Ir jiem paaiškinu, ir jau tada pradedam mes jau mediaciją dviejų žmonių, taip pasakykim, kas liečia priklausomybę, kad jiem padėti tarpusavį susitarti. Tiek kiekvienam su savim, tiek tarpusavį. Tai veikia. Artimuosius tai labai veikia, nes šalia jų atsiranda naujas kambariokas, tai pasakyti. Ačiū. Tai gal galite, Artūrai, įvardinti svetainę ar kažkokį, kur jūs galima surasti tiem žmonėms, kurie norėtų? Ar... Mane lengvai surasit paguglinę internete. Artūras Bakanovas, ten yra ir straipsnis, spaudoj surasit, apie mano istoriją, ten detaliau, kam įdomu, ir kas liečia alkoholį ir visus kitus rašymo ir kitus dalykus. O svetainės aš turiu dvi pagrindinės, tai yra viena hipnoterapija.lt, o kita yra toks angliškas smagus žodelis sober, arba į lietuvių kalbą išvertus blaivus. sober.lt. Ten yra mano dvi platformos pagrindinės, kur aprašytos detaliai visos ir mano paslaugos, ir mano veiklos, kurias aš kasdien šiandien sėkmingai vystau. Ir šiaip galite visada užsukti. Aušros vartų 19, prie pat Aušros vartų, ant to pačiu ir galėsite akis pakelti ir į koplyčią, pasižiūrėti, padėkoti arba paprašyti ko nors. Ir užsuksit pas mane. Viskas, visą laiką prašom. Gerai, ačiū labai Artūrui, kad jūs
taip gražiai pristatėt savo kelią ir gražiai papasakojot, kaip galite padėti kitiems. Tikiuosi, kad tai įkvėps ir kitus žmonės ateiti ir spręsti savo problemas, negulėti po buteliu, o eiti ir kurti savo laimingą gyvenimą. Tai visiems iki pasimatymo. Iki. Viskas, iki greito visiems.